Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš Kristina, kuri šiuo metu yra už kadro, kviečiu jūs į savo jaukią virtuvėlę pasidaryti labai skanių saldainiukų. Jie yra labai skanus, labai saldus ir man kažkodėl tai primena vaikystę, nes aš visuomet mėgau labai valgyti tai, kas yra saldu, ypač saldainukus. Juos pasidaryti yra labai nesudėtinga, o rezultatas nudžiugins visus. Mums tai reikia jūsų mėgstamų vafliukų, reikės sausainių gaidelis, kambario temperatūros sviesto, burokėlio, nes naudosim natūralų dažiklį ir cukraus. Visi reikalingi ingredientai, mano brangų žiūrovai, yra surašyti kaip visuomet po video. Ką pirmiausia reikia pasidaryti, tai susismulkinti, kuo smulkiau, tuo geriau, vaflius ir sausainius, kadangi mes iš tai tokių trupinių formuosime vėliau formelę. Tai gali būti rutuliukas, tai gali būti trikampiukas, tiesiog nuo jūsų fantazijos. Man yra patogiau padaryti burbuliukus ir jie labai gerai susivalgo. Iš vaflių, kai juos susmulkinam, išeina tokia lik košytė, tokia šlapoka masė, kadangi vafliai turi viduje įdaro. Bet svarbiausia, kad jie labai gerai susismulkina. Štai va tokia masė gaunasi ir dabar atėjo eilė sausainiam. Man labiausia patinka naudoti būtent sausainiai gaidelis, tradiciniai sausainiai iš mūsų vaikystės. Jie susitrina, susismulkina iš tai tokius turpinukus. Realiai galima naudoti bet kokį sausainį, kokius mėgstat. Jeigu naudosim vien vaflius, tai sausainiai išeis labai saldus. Nors ir dabar tai desertas, atminkit, kuris yra tikrai saldus, ir cukraus išimti, kad jie nebūtų tokie saldus, mes negalim. Tad šis skanėstas tinka tiems, kas mėgsta saldžiai. Ir labai tinka prie kavos ar arbatos, kuri yra nesaldinta. Susidedu visą sviestą ir dabar reikia man susimaišyti, tai padaryti žymiai patogiau rankomis, nes mes iškart jaučiam sviesto ir masės tekstūrą ir žinom, iki kiek reikia pamaišyti. Jeigu sviesto kartais mažiau, galime truputėlį dadėti, nes sviesto kokybė, konsistencija visuomet skiriasi. Ir kai masė išmaišyti tolygiai, mums reikia imti po mažą tokį gabaliuką, aš naudoju gerą šaukštelį ir tiesiog formuojam burbuliukus. Mano burbuliukai panašiai 17-20 gramų. Kiek išėjo tiksliai saldainiukų, aš pasistengsiu parašyti irgi po video aprašyme. Mes susiformuojam reikiamo dydžio burbuliukus, kamuoliukus ir įsidėsim į šaldytuvą. Šaldytuvę, kad pastovėtų, kad pastinktų, nes po to mes juos dar kartą valiosime. Kol burbuliukai stink šaldytuve, mes pasidarysim natūralų dažiklį. Būtinai tarkuokite burokėlį su pirštinėm, nes kitaip rankos bus visos raudonos. Aš jau pasimokinau ir būtinai reikia žalio. Burokėlio galima štai taip išspausti sultis, nes mes tarkuojam tą tarką, kur tarkuojam bulves daleiskim ant cepelinų. Ir galima paimti merliaus ir išspausti sunką. Kad burokėlį būtų truputėlį burokėlių sultis skanesnės, įpilu kokį gerą šaukštelį citrinos sulčių. Viskas paruošta, saldainiukai pastingo ir jeigu kokia forma netaisyklinga, mes pabaigsim taisyklingai formuoti burbuliukus, kai valiosime su cukrum. Ir ką reikia daryti? Į mūsų natūralų dažiklį burokėlių sultis dedame saldainiukus, pavaliojame ir tą burbuliuką, kuris jau truputėlį apsidažė, dedame į cukrų. Galima apvalioti štai taip, bet man toks būdas nelabai apsivalioja. Man geriausia imti ir po to apvalioti rankose. Kai apvaliojam rankose, tuo pačiu saldainukas įgauna tobulo burbuliuko kamuoliuko formą. Ir po to, kuo labiau mes dedam saldainiuką, kuris yra apvaliotas sultise, mūsų cukrus nusidaža. Ir kuo toliau, tuo labiau saldainiukai išeina ryškesni. Aš jau po to dedu po 2, kad veiksmas vyktų greičiau. Pasižiūrėkite, cukriukas nusidažė. Be to, aišku, galima cukrų dažyti, kad jisai būtų iš karto raudonas, bet kadangi mes naudojam natūralų dažiklį, tai yra burokėlių sultis, nededu į cukrų jokių dažiklių. Aišku, tai būtų maistiniai, bet
viskas nusidažo, viskas pasidaro labai gražiai. Ir po to, kai mes taip apdarosime visus saldainukus, vėl reikia įdėti, valandą į šaldytuvą ir po to galėsim valgyti. Pasižiūrėkite, koks išeina grožis. Prie šviesos jie tiesiog blizga, spalvos tiesiog persilieja. Brangus mano žiūrovai, jeigu jums patiko ši video pamokėlė, nepagailėkite uždėti laiko, parašyti komentarą, ar valgyti, ar skanu, pasidalinkite video receptukus su draugais. Užsiprenumeruokite mano kanalą ir visuomet būkime kartu. Aš pasistengsiu, kad kuo daugiau ir dažniau dėti įdomių ir skanių receptukų, kad jūs galėtumėte gaminti kartu su manimi. Ačiū, kad esate ir iki greito susitikimo. Ate!